Alytus nuo seno garsėja kaip pramonės miestas. Tačiau buvusio Alytaus eksperimentinio namų statybos ir mėsos kombinatų pramonės teritorijose prieš keletą metų įsikūrusių įmonių netenkino tuometinė infrastruktūros būklė. Mes atvykome į šią teritoriją prieš 7 metus. Ši teritorija buvo labai apleista, trūko kelių, įvairios infrastruktūros. Pasinaudojus Vidaus reikalų ministerijos administruojama ES struktūrinių fondų parama, Alytaus Naujosios ir Pramonės gatvių pramonės teritorijose rekonstruota infrastruktūra ir sukurtos palankios sąlygos verslo plėtrai. Svarbiausias dalykas tai buvo išasfaltuoti visi teritorijos keliai. Antras dalykas buvo nutiesta nauja kanalizacija. Valstybės parodytas teigiamas dėmesys šiai teritorijai skatina ir mus pačius pasitempti ir atlikti investicijas tiek į savo vidaus ir išorės aplinką. Kuo patrauklesnė teritorija investicijom, tuo mes linkę jų daugiau daryti. Projektas iš dalies finansuotas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.